Labą dieną, gerbim telšiškiai, savivaldybės tarybos narys Bacevičius. Norėčiau pateikti trumpą tarybos posėdžio apžvalgą. Prieš keletą dienų vyko savivaldybės tarybos posėdis. Sunkus posėdis buvo, labai sunkus, daug klausimų, sudėtingi klausimai, daug buvo biznių, daug apraiškų, negerų dalykų buvo ir klausimų daug, kiti procedūriniai klausimai, bet keletą klausimų norėčiau tik paprasčiausiai pristatyti minimaliai. Kas buvo, kokie klausimai? Tai darbotvarkį sudarinėja tarybos meras Tomas Katkus, jis sudarinėja darbotvarkį, jis įtraukė visas klausimus į darbotvarkę, tuos, kuriuos jis nori įtraukti. Ir dalis klausimų buvo atmesta, taryba net nesutiko su mero siūlymais. Meras, aišku, norėjo taip, bet neišėjo. Dabar žiūrėkite. Autoparkas buvo. Buvo siūloma taryboje pirkti autoparko patalpas. Tiksliau, uždaroje akcinė bendroji mūsų yra savivaldybės autobusų parkas. Telšių autobusų parkas nori pirkti patalpas, kurių neturi. Ir buvo rastas patalpas, nelabai kokias. Ir buvo siūloma pirkti už 700 000 šitas patalpas. Ir prašė savivaldybės, kad būtų garantų įmant paskolą iš banko, nes kitaip negali autobus parkas. Tai ir tarybai buvo nutart, kad tas autobus parkas, kurį siūlė meras per brangoka. Kilo įtarimų, daugeliu kilo įtarimų, kad brevės siūlo per brangiai nupirkti patalpas nelabai geras, nes žemės sklypas 0,5 hektaro. Ir manoma, kad gerokai permokama už autobusų parką. Tai tas autobusų naujas parkas galėjo būti, aišku, ir kitur, bet patalps už 700 000 mokėti, kurios realiai vertas, abejonės kilo, ar jos vertas pusė tos kainos, tai turbūt nesunku išmąstyti, kodėl tokia kaina užkelta, kas būtų gavęs tos pinigus, kurie viršyje realią kainą. Bet taryba nesutiko. Net dauguma, kur yra mero pusėje, dauguma. Ir tie suprato, kad visgi kažkas negerai. Mes siūlomas biznis yra nelabai atitinka savivaldybės lūkesčių. Tai va. Ir nepirksim to pastato. Toliau neprižiūrimų apleistų pastatų sąrašas. Buvo pateiktas, administracija pateikė sąrašą, tai seniūnai pateikė sąrašą pastatų, kurie yra neprižiūrimi, jie gauna baudų, kitaip tariant. Jiems yra padidinamas turto mokestis, koeficientas ir yra, kitaip tariant, baudos. Ir į tą sąrašą buvo įtraukti kelias pozicijas, 6 pozicijas, kaime kažkokie parduotuvė, baigėsi nugriūti, varniai, ten kažkokie fabrikas, rusų laikas pastatytas, apgriuvęs. Tie žmonės nupirko ir patys nežino, kur dingti, ir jos įtraukti tą sąrašą būtų gavę baudų. Bet pirmosios pozicijas buvo ir neeiliniai kaimiečiai, čia tai restoranas Telšių centre, buvęs restoranas Germanas, kuris yra aptriušęs konkrečiai išdaužytais langais. Ir ten nupirkę verslininkai ir jie nesutvarkė, nesuremontavo, jis dar gėda tas pastatas mūsų telšiams, bado akis ir tikrai gėda. Atvažiuoja turistai į miesto centras kaip po karo. Įtraukė tą sąrašą administraciją, bet tarybos nariai nesutiko apmokestinti baudom. Pirmos 2 pozicijos, ten kiti buvo, nežinau, pirmos 2 pozicijos, tai yra turtuoliai, kurie nupirkė pastatus už didžiulę kainą, tas restoranas buvo nupirktas, mes žinom, kokia ta kaina. Buvo nupirktas už didžiulę kainą, netoli milijonų turbūt buvo mokėta. Ir tokie milijonieriai, reiškia, baudų negaus. Yra 100 priežasčių atsirado, tai tas ir jie baudų negaus. Tai būtų, aišku, paprasti žmogėlį būtų nubausti be jokių skrupulų. Tai tokia taryba yra. Toliau siūlomas patalpos parduoti. Mes visada sudarinėjame sąrašą savivaldybės turto, kuris bus pardavinėjimas aukcione. Tai nereikalingos patalpos, kaimuose, visokie namai, kurie baigia nugriūti, jų remontuoti neapsimoka.
ypatingai kaimuose, ir mes juos mielu norą parduodam tiem žmonėms, jeigu kas atsiranda, norint, nusipirkit, susitvarko žmonės ir mums nereikia faktiškai socialinių būstų mes trūkstam, mums reikia žmonėms didžiulė eilė, gerokai virš 200 žmonių, virš 250 žmonių laukia eilės socialiniam būstui, neturi kur gyventi. Tai dėl to mes esam kažkada šnekėję, kad gerus pastatus mes neįtrauksim tą aukcioną, nepardavinėsim gerų pastatų, paremontuosim, kurie turi vertę ir įleisim žmonės gyventi. Tegu žmogus kažkur turi gyventi. Jeigu susiklosto toks aplinkybės per gyvenimą, kad žmogus neturi kur gyventi. Čia mūsų piliečiai yra. Tai ir kaimuose ir atsirado vienas būtas, Turgaus aikštė 12-3. Tai labai geras būtas, aš šiandien buvau nuvažiavęs į tą būtą, pasirodo būtas labai geras. Ir reikia patvarkyti, patapetuoti ir viskas. Ir per langą ežeras matosi, įėjimas iš centrinės gatvės įėjimas. Ir labai geras būtas, biški patapetuoti. Ir kažkas iš administracijos kažką tai biški sugudravo, sugalvojo parduoti tą būtą kažkam tai, aukcione, aišku, būtų pardavę būtą. O aukcionas, jeigu nepastebėjo nieks, jis taip ir už pradinį kainą ir išeina dažnai, jeigu nieks nepastebėjo. Tai jie čia prirašė tų viskio aktų, kad čia avarinis namas, avarinis būtas, nei jis avarinis namas, nei jis avarinis būtas. Būtas normalus, plastikinė langą sudėti, mūrinis pastatas, įėjimai duris normalis ir ten biški kosmetiką paremontuoti, galėtų įleisti ar socialinę, ten iš viso jie galėtų tą panaudoti. Bet čia mūsų turtas, mes jo. Ir taryboje prikibo kolegos, pradėjo reikšti nepasitenkinam, kas čia dabar mes pardavinėjom gerus būtus pusvelčiai. Nes aukcijonė pradinė kaina bus kapeikinė. Ir buvo išimtas, padarėm gerą darbą. Tai toliau menų inkubatorius. Menų inkubatorius norėjo parduoti VŠI dalį menų inkubatorius už 15 nepilnus tūkstančių. Menų inkubatorius pradinė kaina aukcijonė. Tas menų inkubatorius prikišti milijonai į tą menų inkubatorių. Mes parduodam savo dalį už 15 tūkstančių. Ir tarybai ir nepritarė. Nepritarė, nes už 15 tūkstančių niekas nežino neįvertinimai, turi būti įvertinamas turtas ir įkainuotas, kiek mes ten prikišėm pinigų, milijonus prikišam ir paskui atiduodam savo dalį už kapeikas. Ne, draugai, taip nebus ir taryba, nepritarė taryba, įsivaizduojate, nepritarė, tada dabar reikės įvertinti ir kitą kartą, jeigu ateis su tuo pačiu sprendimu, tai reikės, mes žinosim nors kokią dalį, už kiek atiduoti kainą mes ateisim. Bet tenisų kortai irgi savivaldybės dalis yra 1%. Parduodam už 500. Aš irgi prašiau pateikti duomenis, kiek pabrango tie tenisų kortai. Įsivaizduokit, mes įsteigėm įstaigą, per kiek laiko ta įstaiga pabrango. Mums siūlo už tą patį pradinį įnašą, kurį mes kažkada įnešėm ir atsimtą įnašą. Bet įstaiga jau kainuoja daugiau, ten galbūt turtų sukaupė kažkokį tai, kažkur projektus vykdė, nieko. Tenisų kortai, tai kad tenisų kortai dalininkai, ten paprastų žmonių nėra, ten yra tokie visi nepaprasti žmonės, ten yra tenisų kortai ir savivaldybės tarybos narių, ir buvusių tarybos narių, žodžiu, ten vargšų tokių nėra. Tai viskas ir atidavė jiems tas tenisų savivaldybės tą dalį, atidavėme už pusvelčiui, už 500 eurų savo dalį. Tai nors mes nežinom, kiek realiai mes ten turtai esam sukaupę iki jų. Tai ir taip savivaldybės lėšų šį kartą buvo atiduotas. Toliau maniežas. Sugalvojo irgi biznieriai, reiškia, prašo savivaldybės, telšių futbolo ateitis, tokie savivaldybės irgi VŠI futbolas, kur yra. Jie prašo savivaldybės mums priklausantį žemės sklypą, čia prie pat miesto, kur yra auksinė stotelė, kitoje pusėje gatvės, Saulėtekio. Ten yra sklypas, aplinkui namai statosi privačių namų kvartalėlis ir ten sklypukai labai geri. Jie prašo atiduoti, kad savivaldybė atiduotų sklypą veltui. Ir jie ten su kažkokiu partneriu statys maniežą už Europos lėšas. Ten, neaišku už ką, jokios vizijos, jokių projektų niekas nebuvo pateikta. Atiduokit 3 hektarų sklypą čia mieste pačiame Telšių mieste 3 hektarų sklypą atiduokit ir jie darys maniežą ir neaišku, klausiu, kas bus maniežų savininkas, kas administruos, kas ten bus, niekas neaišku, atiduok sklypą ir viskas. Ir negauta sklypą. Taip nebus. Kažkas susitarė su kažko, meras įtraukė darbotvarkę, meras.
Reiškia, meras irgi matyti turi kažkokių interesų. Aš net nebejoju. Nu, ir neišdegė. Dauguma mero. Ir tie nesutiko. Sako, nu tai klausykit, atiduodam, o kam atiduodam? Neaišku, tai jis galės, negalės vykdyti tas. Toliau tarybos posėdėje buvo svarstymas, pabrango mokamas paslaugas poliklinikoje, PCPS. Mokamas paslaugas brangsta kiekvieną mėnesį, mes branginam, nežinau. Branginam mokamas paslaugas Varnių ligoninėje, branginama pensininkas, kur prižiūri socialiniai darbuotojai. Viskas yra branginama. Kodėl branginama? Ar čia infliacijas? Aš klausiu, nėra tokios infliacijos, yra ten keli procentai infliacijos. Aš sutinku, kad per metus pabranginam mes tas paslaugas 5%, nors infliacija nėra 5%, bet tarkim, dabar paima ir sugalvoja pabranginti tiek. Ir žmonės sumokės, žmonės iškentės viską. Tai nepopuliarūs sprendimai, mes nepritarėm, aišku, bet dauguma jiems, jie galvoja, kad jiems nereikės prižiūrėti jų senatvį, nes jie turtingi, jie galvoja, kad galės susimokėti šios paslaugas, nes jie turtingi, o apie vargšus niekas negalvoja. Ir dabar šiukšlės. Priims naują tvarką, nuostatai šiukšlių, atliekų tvarkymo nuostatai. Pagal atliekų tvarkymo nuostatas dabar gerbimi gyventojai, čia yra tema tokia, reikėtų galbūt atskirai kažkaip tai išsiplėsti tą temą. Atliekų tvarkymą, už atliekų savo tvarkymą, už šiukšlės nuo kitų metų mokėsit gerokai daugiau. Gerbimi telšių gyventojai, džiaukitės, už šiukšlės pabrango. Ir pabrango, paprastiems gyventojams pabrango labai daug. Ir mokėsit dabar daug. Ir šiukšlių nuostatai yra neteisingi, aš esu toj komisijai, buvo mano siūlymai. Ir raštą rašiau, viskas į šiukšlinę. Nuostatai yra nenaudingi gyventojams, nenaudingi ir naudingi turtuoliams, kurie turi didelius namus, didelius plotus, didelius butus. Tiems yra naudinga. Ir tie, kurie turi verslo objektus, ten kokius angarus, ten kokius fabrikus, tiems yra naudinga. Procentaliai jiems tiek nėra brangios šiukšlės. Ir viskas jie prirašė, aš sakiau, visoje Lietuvoje, didžioji dalis Lietuvos yra pagal kvadratūrą. Ir labai tiksliai. 50 kvadratų butas mokė 50 eurų, 60 kvadratų butas 60 eurų. Čia neaišku pagal ką. Neaišku pagal ką. Namas gali būti didelis, gali būti lūšna kaime, mokė vienodai. Name dideliai ponai gyvena, turi daug pinigų, turi daug šiukšlių, aišku. Mokės vienodai tą minimalę už 12 pakelimų konteinerį į tą babą kaimą mokės tiek pat. Kodėl? Todėl, kad vargšai yra apmokestinti daugiau, turtuoliai mažiau. O tokį principą pas mus veikia, pas mus yra solidarumo toks principas. Neturtuolis už ubagą moka, o atvirkščiai pas mus. Tai neteisinga, todėl, kad tos nuostatus sudarinėja turtuoliai. Vargšai nedalyvauja. Aš atstovavau tos paprastus žmonės, bet kad man nelabai pavyko nusverti. Dabar už šiukšlės mokės, čia yra prirašyta nuostatose, tai bet kas. Paimkim tas pats biuras, kur aš dabar sėdžiu biure, kur jūs matot, aš mokėsiu už tą biurą, reiškia 180 eurų beveik, aš mokėsiu už šitą biurą, čia 30 keli kvadratai. Ir tas, kuris turi 99 kvadratus, trigubai daugiau negu čia, ir pasidirba 9 žmonės, uždirba didžiulius pinigus projektuotojai, jie mokės vienodai su manim. Nors čia darbuotojų nėra. Aš pats ateinu, čia darbuotojų nėra, tų žmonių kiek yra tiek. Tai mes mokėsim vienodai. Aš mokėsiu per daug, o jie mokės mažiau. Turtuoliai mokės mažiau. Tokie pas mus savivaldybės politikai ir pas mus daug tokių ir pastatų, bet yra tokių kitų, čia viskas įdetalizuota, ten kebabinė mokės labai daug, mokės tie turtuoliai mokės mažiau. Gyventojams pabrango, dabar tokie viešbučiai, ten didelis viešbutis ir mažas viešbutis mokės vienodai. Tai yra skirtumas, vienam viešbutį yra, tarkim, 50 kambarių, kitam 5 kambariai. Tarkim, galimybės tai mažesnis šiukšlinti. Tai tokie ir mokės vienodai, kaip pavyzdys. Ar gali viešbutis būti didžiulis kompleksas ir mokėti tiek pat, kiek ten kažkoks žmogus name padarė viešbutuką, ne, ten 3-5 kambarių. Neteisingai, tai ta vargšai bus skriaudžiami. Gyvenamas paskirties visokie, tokie namai, individualus namai dabar mokės 80, reiškia, už minimaliai mokės 85 eurus. Prieš tai dabar buvome 68, neklystu jo, dabar jau 85 eurai. Už būtus irgi pabrango, pastovi dalis 43 ir už kiekvieną gyventoją po
po 19, buvo po 15, dabar bus po 19. Nu, tai pabrango, todėl kad, pavyzdžiui, sandėliajam paskirtis pastatai, sandėliai, kur yra angarai, visas pramonės rajonas angarai, jie moka peikas, nors ten biznis vyksta sandėliuose, visas biznis vyksta sandėliuose. Kokie veiklai bebūtų, jei pažiūrėtumėt registrų centre, sandėliai tai yra dažniausiai sandėliai yra. Nu, ne, tai va. Ir jie sandėlis mokės už didžiulį sandėlį, nepriklausomai nuo ploto, sandėlis, kur vyksta bizniai milijoniniai, jis mokės į metus 97 eurus. Tai dvigubai mažiau negu aš už tą biurą. Ką aš tame biurui galiu uždirbti, į ką gali sandėliai uždirbti. Todėl, kad tie ponai, kurie įtakoja sudarnyti, jie turi tų sandėlių prisipirkę. Visą pramonės gatvę, ten sandėliajam pastatai, jie mokės mažai pinigų, nors ten ir žmonės dirba, ir apyvartai pažeikti UABų, bet nesvarbu. Nu, yra visokių tokių kultūros objektas, va, mokės ten žmonių daug. O koncertai vyksta, viskas žmonių daug, reiškia yra šiukšlinama, nu, mokės virš 100 eurų. Nu, tai nėra teisingai ten. Tai vat, dėl to, kad ponai yra religinis paskirties pastatai. Pagrindinė 57 ir kintama 16 eurų. Nu, 16 eurų, nu, aš nežinau, tokių daugiau nėra, turbūt. Nu, kaip už sodą. Religinis paskirties pastatai. Nu, tai turėtų susimokėti vienodai, kaip ir visi. Kodėl pateptieji yra? Nu, tai jeigu jie nemoka, mes sumokam tą už tas šiukšlės. Vis tik, jie pasakai, kad pas jų žmonių daug ir kad ten vyksta visokie renginiai, kad ten viską. Nu, tai susimokėkit už šiukšlės. Nu, tai va, neteisinga. Tai ir neteisinga. Ir tiek tų žinių. Žodžiu. Tai va, trumpai apie tą viską. Viso gero.